Ką, sveiki, žiemos žvejai. Aš ant ledo. Tiksliau dar ne visai, žiūriu čia visiškai bala, bet žmonės jau yra. Tai viena vertus nuliūdau biškį, kad aš ne vienas ir kad bus konkurencija, kita vertus smagiau matyti, kad visi vaikšto ant ledo ir viskas yra užšalę. Čia toksai startas kažkoksai tai nelabai patikimas, bet matau ir su rogiam pravažiavo. Neturiu aš peikenos apskritai, bet dažniausiai imu kirvuką, kad greičiau pasitikrinti storę ledo. Šį kartą kirvukas liko kaime, bet sakau, gerai, kad yra žmonių, tai einu drąsiau. Oras fantastinis, pasnigo konkrečiai naktį, labai gražu, labai malonu kol kas. Tiesa, pranašauja šlapdribą, tai būtų nelabai faina. Bet gerai, lėkiu dabar apie 9:30, gal 9 ryto. Šiandien su manim ratlinai, taigi pagainysim lydekaitę šiek tiek ir pasportuosim, pagręžiosim skylės. Čia matau, jau yra padaryta skylė. Įdomu, koks storis pas mus. Storis nemažas. Toksai ledas lyg ir sluoksniuotas truputį, bet sakyčiau, va tokio storio. Blemba, nėra labai storas ledas. Nebaisiai čia smagu. Eisiu visiškai palei krantą. Nes ledukas įvairus. Kažkur storesnis, kažkur plonesnis. Bandau čia. Biškį sutraškėjo, tai kelnės pilnos jau. Aš bijau, nelabai gaudausi, kiek čia gali traškėtas ledas. Aš tiesa lengvas, kokius 7 kilų. Biškį daugiau. Bet vyrukai tai ant ledo stovi. Nežinau, jeigu ką gerai, kad yra kas padės. Bandau eit. Daug sniego ant ledo. Viena vertus gerai, kad lydekos mažiau matys mane. Kita vertus nesimato ledo visai. Tai traškėjimo net nelabai girdisi. Kaip sakiau, šiandien aš gaudysiu ant ratlinų. Jau ant gyvos gaudyti nebegalima nuo sausio 1. Gaila, kad nepavyko pabandyti. Smagi žvejyba ant gyvos. Pradėsiu nuo tokio natūralaus ir po to keisiu. Tikrinsiu, kas veikia, kas neveikia. Ešeriukų čia nelabai gal šitame ežere yra. Tai šansų nedaug, bet turiu. Parodysiu tokią muselę užsidėjęs papildomą. Nežinau, čia jum ar matysis. Dabar nepatogu, bet tokią muselę turiu uždėjęs, jinai virš ratlino bus. Va, žiūrėkit, apačioj ratlinas, o viršų yra tokia muselė. Gal ešeriai patiks, jeigu ešerys čia yra. Bandom, pirma skylė. Neatsimenu, kaip čia ką daryt. Taip, čia nuleidimas. Opa. Biškį prilaikau rytę. Gilis labai mažas šiandien. Vienas pirmesnių šalas šitas ežerėlis dėl to, kad labai gilis mažas. Eisiu po to šiek tiek giliau dabar. Radau keletą skylių tokių jau pragręžtų anksčiau.
O ledas braška. Biškį giliau nuėjau ir ledas braška. Jo. Gerai, einu kol kas arčiau tada. Dar truputį ekstremalu čionais. Nu ką, kol kas nieko gero. Jau valandėlę kokią vaikštau, gręžioju skylės, kibimų nėra. Tik paeinu truputį giliau, ledas traška konkrečiai. Tai baisu, neinu ten tolyn, einu visiškai palei kraštą, gilis čia mažas. Norėtųsi man giliau, bet rizikuoti nesinori. Pradėjo snigti, tai gerai aišku, kad ne šlapdriba, nes dabar apie 0+1, tai gali ir lietučių būti. Tai sninga, faina, gražu, oras tikrai labai geras, tai mėgaujasi tiesiog gamta kol kas. O gal netyčia kažkas ir užkips, aš manau, kad dar užsidėsiu mažesnį masalą, galbūt ir balansyrą užsidėsiu mažesnį, ryškesnį. Pažiūrėsim. Bandau dar prasigręžti, 10 skylių pasidarysiu kokių ir tada duosiu biškį pabūti ir eisiu po vieną, tikrinsiu. Mažą ryškų balansyrą dedu. Pažiūrėsim. Gal nori mažesnio, o gal ir širiukas pasitaikys. Pirmas laimikis. Meškerytė pas mane va Akara Jig, Ice Jig 7028. Tokia jinai pigi, iš tikrųjų paprasta labai. Aš pirmą savo meškerytę nusipirkau, kai tik tais pirmą kartą ant ledo bandžiau lipti. Tai nežinau, lydekom užtenka, galiukas va minkštas toksai, bet iš principo ir sunkesnius ratlinimus galima pamėtyti. Ryte 13 Fishing Descent.
Tai šiaip viskas irgi su ja gerai, tik tais tas greitas numetimas man nebaisiai patinka, jis toksai šitoj vietoj visų pirma, čia gal norėčiau turėti ir norėtųsi biškį, kad reguliuot galim būtų, kad ne švelniau nuleisti valą, nes dabar jisai visiškai atleidžia ir reikia pristabdyti prieš galą, kad nesusipintų čia viskas. Šiaip irgi viskas gerai, stabdis šioks toks yra ir ko čia daugiau reikia, kai taip retai lipi ant ledo, tai ir nesinori tos įrangos kažkokios labai brangios čia pirkti. Ir labai faina ant ledo, daug nieko nereikia imtuvą, iš principo gali pasimti kelis ratlinus, meškerytę ir grąžtą, viskas pirmin. Aišku, vis tiek galiausiai prisidedu pilną dėžutę ratlinų, kamerų dar tai biškį sunkiau, bet čia vis tiek faina, tikrai ant bet kurio ežero, jeigu yra ledas, gali greitai užlipti, tai malonu. Va čia prie išėjimo į krantą padarytų skylių yra keletą ir vanduo matosi veržiasi į paviršių. Dar pavojinga situacija yra su to ledu, trakšteli kartas nuo karto. Tai taip atsargiai, kol kas bandau, niekur nelendu toliau. Atėjau iki mašinos pailsėti, papietaut. 11:30 yra, bet 20:12. Kibimo neturėjau. Smagiai atidarinėjau ir naujų metų, ir žieminį sezoną. Oras geras. Ledas braška, maždaug, nežinau, 5-6 gal centimetrai storis. Kai kur yra 5, kai kur gal 7. Ir jis taip netolygiai užšalęs, tai kai kur supraška, tai aš bėgu iš tos vietos jau. Bet neblogai apgaudžiau, sakyčiau, norėtųsi man šiek tiek giliau gal įeiti. Čia iš tikrųjų toks ir ežeras yra, ten daug žuvies jame nėra, jisai mažiukas, vienas pirmųjų šala, čia taip atidarinėjau šitą sezoną, žuvies ten tos daug gal ir nėra. Bet biškutį giliau, manau, šansų būtų daugiau. Tai bandysiu dar papietausiu ir pabandysiu dar pereiti į kitą pusę, ten, kur buvo kiti žmonės žvejojo. Jie jau susipakavo, išėjo, matyt, irgi kibimo negavo, bet skylių jie prigrėžė, tai aš iš vis lengvai pasimsiu meškerytę ir kuprinę ir viskas, be grąžto perėsiu jų skylės, patikrinsiu ir vyniosiu šiandien, tikrai man užteks. Ir man per akis būtų vieno kibimo arba netgi, ar vienos žuvies. Iš tikrųjų net kibimo užtektų man šiandien, kad aš būčiau laimingas. Aš galvoju, kad nuo šiol aš pradėsiu tokią kaip ir rubriką daryti, ne rubriką, bet prieš kiekvieną žvejybą darysiu kažkokius savo tikslus, išsikelsiu, kas man būtų gerai ir kas ten, sakykime, jau būtų super. Tai šiandien man gerai būtų gauti vieną kibimą, aš būčiau patenkintas. Vieną žuvį pagauti būtų super. Tai jau toks mano tikslas. Nežinau, nuotaika gera, sakau, aš bet kokiu atveju gerai praleidau laiką. Sniegas tiesa drebia, bet geriau negu lietus. O dabar bandysiu, gavau dovanų iš brolio karinį tokį maisto davinį sausą. Kažkada gal ir esu prieš, nežinau, 10 metų bandęs, bet nežinau, kaip čia viską gamintoje, pasižiūrėsiu, tikiuosi papietausiu. Taip, turistai didelis, parašyta troškinta kiaulienos su grikių koše. Taip, instrukcija žiūrėti pakuotėje, tai bandom. Su maistu visada žiemą sudėtinga, geriausia, aišku, termosą pasiruošti kažkokį su maistu, bet toksai reikalas, manau, kad visai gerai turėtų būti. Čia kažkiek turėtų ir pašiltas maistas. Blemba, čia sudėtinga yra. Gerai, skaitau instrukciją, įsijungsiu vėliau. Jo, instrukcija yra, ne viskas čia taip paprasta pasirodo. Čia mano maistas. Troškinta kiauliena. Gerai, plėšiu ties žyma A.
yra. Dabar reikia įdėti maisto paketą. Ir įpilti vandens nedaug. Čia reikia kažkaip tais, nežinau, mašiną neapsideginti, ką nors. 5 ml, tipo. Rekomenduotin. Ai, va, čia yra. Gerai, reakcija jau kažkokia prasidėjo. Taip. Ir biškį papratau. Ir padedu kažkur tai. O, išsipūtė kaip. Oho, verda. Čia mašinai nebaisiai saugiai viską padariau. Nežinau, kiek matosi per kamerą. Bet kažkoks procesas vyksta. Blemba, tikiuosi. O, dūmelis rūksta. Tikiuosi, aš čia neprilaistysiu kur nors. Bet tikrai kažkas garuoja. Geras. Kažkoks kvapelis yra. Plastiko. Prasivėdinti reikia man biškį. Gerai, kad nebėga ten niekas. Aišku, vandens nedaug, čia turbūt daugiau garo nei vandens. 10 minučių turi šilt. Rūksta pas mane mašina. Būtų gerai, kad čia neišsitaškytų, niekas nešautų. Ką, bandau traukti, žiūrėt, kas gavosi. Reikia nusideginti, čia tik tai rankų dabar. Neįsivaizduoju, koks čia karštis ir kur. Čia šilta normaliai. Viršui vėsiau. Taip. Čia dabar reikia plėšti iki B žymos. Patogiai biškį vandens tik yra. O. Tai reikia šitą maistą atidaryti. Gerai, kad įdėjau teisingą pusę. Nežinau, ar yra kitoj pusėje atidarimas. Bet čia irgi nuplėšti galima. Blemba, karšta. O, atsidarė. Gerai. Tvarkingai pakankamai. Aha, tokia kaip tušonkė. Jinai tokia supresuota. O, karšta. Gerai užvarė. Ar gal? Nu, toksai kietas pavidalas. Nėra karšta. Bet šilta. Ir visai skanu. Atrodo daug blogiau negu skonis yra. Visai valgomas patiekalas. Patogu. Antrą kartą jau lengviau pasidaryčiau. Gerai skanaus. Visai neblogai pavalgiau. Pasirodo, kad paviršiuje ten buvo grikiai pagrinde, o apačioj buvo mėsa. Tai ta mėsa ten dar skaniau buvo, bet reikėjo turbūt išsiversti viską į lėkštę ir atsiprašau, ir valgyti po lygiai, nes aš pirmą grikį suvalgiau po tą mėsą. Turiu čia dar kažkokį šokoladuką, sausainukų, džemą, tai balius tęsiasi. Pabaigiu ir keliauju dar kartą pabandyti praeiti truputį su balancyrais. Balancyrą turbūt pasiliksiu tą paskutinį ryškesnį su baltu, mažesnis jisai, lengvesnis, gilis nedidelis, tai kažkaip norisi biškį lengvesnį nebalancyro ratinį. Tai pasimatys man ledas.
Žiūrėkit, kaip dabar atrodo. Įdėsiu vaizdelį, kaip atrodė, kai aš tik tais lipau ryte čionais ir kaip dabar. Vanduo išsiliejo. Toksai išlykė pasidarė. Kiek to ledo čia nutirpo. Gal ir nenutirpo, gal čia tik sniegas užlapo. Nu, bet biškutį jau baisiau eiti. Bliamba. Ledas subraškėjo konkrečiai. Nežinau, ką tai reiškia. Ar tai nieko baisaus, ar tai ženklas, kad geriau nekišk čia nosies. Kai esu vienas, tai man šiek tiek baisoka iš tikrųjų yra. Tai jaučiu, šiandien žvejybą aš baigsiu po šito traškėjimo. Nes man reikia eiti va tenais, tiesiai ir palei krantą. Man reikia čia praeiti kažkaip tai. Čia negilu iš principo, bet braška ledas. Aš va tą kraštą apžvejojau. Čia kažkas per vidurį net praėjo, nu nežinau. Bet man tiesiog trūksta žinių. Peikina turėčiau, biškit būtų drąsiau. Aš galvojau, kad čia praeisiu, nes čia 3 vyrukai praėjo. Tai gal tas ledas, aišku, ir normalus, nežinau. Bet jaučiu, aš finišuosiu. Man baisu. Visgi nusprendžiu nueiti dar į savo pusę. Ten, kur jau praėjau. Patikrinsiu keletą ekečių ir vyniosios. Žiemą ir mažos lydekos kibimas pradžiugina, kadangi gaudai su trumpa meškeryte, gylis labai nedidelis, tai smūgis į ranką eina konkretus ir traukiant pasipriešinimas nemažas, meškerėlė jauna tokia, tai ir mažą lydekaitę žiemą smagu pagauti. Vien apie tą smūgį pagalvojus, man dar atsiranda jėgų toliau bandyti. Labai smagu. Turėjau nedaug kibimų žiemą, bet įsiminė iki šiol. Bet šiandien ne kibadienis. Orai biški čia mainosi, gal įtakoja tai žuvį, nežinau. Nors sausio pradžia turėtų būti alkanas tas lydekos. Viskas, baigiu šiandien žvejybą. Kibimų nėra, žuvies nėra. Bet pirmas ledas, pirma žvejyba šiais metais. Žieminių žvejybų nedaug, tai video įkelsiu, pažiūrėkit, nežinau, įdomu, neįdomu, parašykit komentaruose. Bet kokiu atveju gerų visiems metų ir galbūt dar pašals ir pabandysim tiek lydekas pagaudyti žiemą, tiek ešerius. Šiandien tiek. Iki kitų kartų.